Oi, ne, čia aš neišsukčiau be šansų. Nu, susiaurino kelius ant tiek, kad, nu, ja, dabar išvažiuojam prieš eismą. Ei. Ne, nu tu maladėt čia, ble. O, blemba, čia mašina ant kampo stovi. Atšūdas. Čia dar vienas stulpas. Ai, na, šiek tiek. Nu, na ir labą rytelį visiems. Štai aš jau ir centre. Šiandien gavau 3 parduotuvės, 2 va centre turiu ir 1 į Haknį bus grįžtant. Tai noriu pasidaryti kuo greičiau centre tas 2 parduotuvės, nes šiandieną kažkokie mitingai vyks Londono centre, tai va čia kažkur visai netoli. Tai 7:30 dabar, bet jau chebrytė renkasi su Anglijos vėliava, mačiau vaikšto užsidengę ant pečių. Tai šiandien bus kažkoks tai neblogas protestas, aš taip įsivaizduoju. Kai su priekabo medis nuparkuotas. Senoviškas pabas piratų. Ką, vedam ir pumpuojamės orą ir varom toliau. Giržiukas. Nu čia biškiai įdomu, tokį planą sugalvojau, nebeatsimenu, ten galim pravažiuoti, negalim pravažiuoti, bet teks bandyti turbūt, nes kito varianto nėra. Čia kaip ir, tas čia ką man rodo, tas per čia rodo. Tai nežinau, jeigu čia dabar iš karto sukčiau į kairę, nu ne iš karto ten prie šviesoforų, tai blembo, jeigu aš ten neišsuksiu paskui, reikėjo nebent nueiti peškom pasižiūrėti, nu bet tiek to. Važiuojam tada pusiau pagal valdišką navigaciją, pusiau pagal save. Tai iš pradžių rodė, kad liktai čia į kairę sukti. Oi, ne, čia aš neišsukčiau be šansų. Čia super siaurai ir šviesoforai ant kampų. Ne, be šansų. Čia būtų galim gal sukti kairę, čia šviesoforas. Čia autobusas sukasi į kairę kaip ir. Bet man su priekaba nežinau. Nu tiek to važiuojam, kaip važiuojam. Palauk. Ai, čia man į dešinę jau sukti reikia, aš sakau. Tai būčiau dar per toli nuvažiavęs, o tai maladėts būčiau buvęs, nu. Ambasada kažkokia tai. Paminklai dešiniai pusiai. Nu, važiuojam pusiau pagal navigaciją, pusiau pagal savo idėją. Pažiūrėsim. Bandom sukti į dešinę. Tai aš čia pasistatęs gerai mašiniuką, kad nelabai išsukt paskui eina. Left. Nafik left, jeigu man reikia kairę. Tai yra, jeigu man reikia dešinę. Nebeatsimenu, ar ten galim pravažiuoti, ar negalim pravažiuoti tuo keliu. Nu, toj pabandysim. Nes jei pakipsiu, biškį pakipsiu. Holloway, West End, Westminster. Ai, nu blogiausiu atveju tada tiesiai nuvažiuosiu per tiltą. Dabar važiuoju į tunelį, nelendu. Važiuosim ant tiltuko. Čia apribojimai, negalim. Ai, šeštadienį jau nuo 7 iki 12 dar galima. Ai, nu va, ženklas rodo, liktai už 300 jardų galima bus paraleliai važiuoti. Nu, blemba, čia įdomiai. Čia dabar per tiltą pervažiuosiu ir važiuosiu kaip ir prieš eismą. Dabar va, į dešinę suku ir iškart prie ten tipo prieš eismą yra, nu, bet liktai dvipusis ten buvo. Nu, tokia įdomi čia organizacija kelio yra.
Nes galėčiau sukti ir visai į dešinę ir būtų okei, bet tenai tik autobusam padaryta yra. Nu, čia dabar man kaip... O, taksistas važiuoja. Ja, dabar išvažiuojam prieš eismą. Ir važiuojam prieš eismą, nu. Tipo taip. Nebuvo ženklo, kad tik autobusam, o kas čia 2 gaisrinės atvarė net. Čia ligoninė šalia yra iš dešinės, University Hospital. Na ir vėl grįžau į tą patį kelią, per kurį atvažiavau į pirmą parduotuvę, vėl tais pačiais kampais ir atvažiuosim prie kitos parduotuvykės. Nu, čia jau uždarė tą gatvę, nu geras. Na va, ir valdiška navigacija įsijungia normaliai. Nu, susiaurina kelius ant tiek, kad, nu, važiuok čia milimetrais tokiais, nu. Į dešinę, paskui į kairę. Nu va, čia tiesiai jau nebegali važiuoti, čia tik autobusam vietinės reikšmės. Taip ir sukinėjęs va tokiais pakampiukais. Na va, parduotuvė ten tiesiai, va ta mano pirmoji buvo, ten už posukiuko. Kadangi daug kur vienos krypties eismas, nu tai ką, reik biškai ratukais pasivažinėti. Čia dabar į kažkokią gatvę reikia sukti. Čia prie tų statybininkų, man atrodo, japonų kažkokia tai. Aha. Na čia taip siaurokokai važiuoti, bet įvažiuojam po biškį, nu ką darysi. O blemba, čia mašina ant kampo stovi, ot šūdas. Ot šūdas. Čia va ženklas yra ant kampo ir mašiniuk stovi. Eina šikt. O čia tai biker, dar mašiniuks užsikišęs iš parkingo. Tai čia linksma dabar bus man. Čia nebus tie atvažiavę ten kaviniai, 2 konkorėžiai sėdi. Ala kavos atsigerti. Nu blemba, kaip ten eina gražiai pro tą stulpą, kaži, pralys. Nu, turė, lyg tai pralysdavo. Nu, pagal ratų poziciją tai pralenda. Čia dar vienas stulpas. Aina, šikt. Čia bondžikas eina. Nu, po biški, langai murzinė, aišku, nu, bet ką darysi. Nu, pralindau. Kur dingsi žiemą basas, nu? Čia ant loading bėjaus va mašiniuks numestas. Labai įdomu, ką čia už kampo rasi. Už kampo aš randu kolega. Finish, na, tik pradeda jisai. Nu ką, stumėmės atgal. Tai gerai, kad aš iš čia atvažiavau, nes jeigu būčiau atvažiavęs ten iš tiesios gatvės, būtų man buvę ragai, nes ten užblokuoja iškart visą gatvę. Ten nėra vietos niekur. Labą rytą Londone. Nenustepčiau čia, kad kažkas iš parduotuvės yra pasistatęs tą mašiniuką. Gal šiaip paliko kažkas per naktį.
Nežinosiu čia. Kabėlę pasitiesins biškį. Nu ką, lauksim, kol kolega išsikraus. Normalus. Čia smaukysis dabar. Cigarečių ieško. Na, jie tiesiog kas vyksta čia. Šiukšlynės dirba, ir delivery vadipyti atvažiavę darbuojas. Na va, atsidarinėja kavinės po biškį. Barmenė kėdės dėlioja. Nu ko, mandarinuką iš parduotuvės pasiėmiau, tai galim sukapuoti. Na va, už lango judesiukai. Nu ko, varom, mano laikas atėjo. Rodo, kad galim važiuoti jau. Nu, išsuksim čia per tą mašiniuką turbūt. Išsuksim. Svarbu priekabą. Nu ir iš galo vanas buvo, tai iš galo net negalėjau atbulinių pasistumti realiai. O, koks mašiniukas kovopo geras. Vastagiais po centrą tai visai smagu. Galima būtų važinėtis. Biški atbulą dar pasistum, kad priekaba arčiau bordiūro būtų. Kitaip. Lembuko kamera neįsijungia. Nematau nieko. O, gerai dabar. Perfect, sako. Nu, jeigu sako perfect, tai reiškia perfect. Gerai, įsileidžiam biškutį dar oro iš varomosios ašies. Viso, išsileidžiam. Gerai, einam darbuotis, užteks šį dinderį mušti. Na ką, išsikroviau. Tai kadangi šiandieną šita demonstracija yra, tai va, aš esu čia jau centre. Blemba, tų kelių uždarytų, tokių biškį randu. Tai, nežinau, reikės biškį pasiplanuoti, kaip čia gal išlysti va šito keliuku. Ir 501, bet čia vėl kamščių belenkiek. Nu, bet ką darysim. Tai įmuosi preikiuką dabar 15 minučių ir varysim. Ką, gerai, bandom judėti. Pasikeliam pagalves. Nu į ką, varom į Haknį, paskutinę parduotuvę. Penkiolika minučių breiką pasidariau. Nu. Jo, čia dabar pasisukinėsim po visokius užkampius. Nu ir kaip aš dabar, pavyzdžiui, išsisuksiu. Nu. Vėl su to milimetrovkėm, kai jie mane užknisa. O, hebrantai su vėliavom jau varinėja. Normaliai. Statybininkai vėliavas pasikabinę irgi. Ir tipo nieks nepristabdysit net, nu. Maladės, maladės.
Kažkodėl visi čia nusukinėja, tai blemba kažkur gal kelias dar uždarytas. Nu jo, kai tie protestai vyksta, tai koks nors gemarojus vis tiek atsitinka. Keliams tai šakės būna tada. Bet ką darysi, reikia iš tos peklos kažkaip ir man išlysti, o ką? Niek nepadarysi, kad va centre teko deliverius daryti. Užsidega dviračiam žalia, nu ir už 10 sekundžių kokių normaliai man užsidega žalia. Nu to, išlysim čia. Matysim, kas mūsų laukia ir kaip. O, ant baiko jau netgi reklama su televizorium geras. Pirmą kartą matau. Nuo saulės baterijos eina. Nu ką, bandom lysti peklą, chebra. Kas toj pekloj manęs laukia, neįsivaizduoju. Bet kažkaip ją reikės įveikti. Ainas sau, kai žiauru. Nu va, jei nebūtų to protesto, aišku, čia nebūtų toks tas ir kamštis. Dar 12 valandų tik būtų prasidėję viskas. Dabar jau viskas eina pilnu tempu, kamščiai. Čia pačioj po tiltu galit matyti irgi, kas dedasi. Nu, taksistas blemba, užėmė mano juostą, kad aš nepravažiuočiau, tipo, ar kaip. Irgi šmykis geras. Gerai prieš tą Royal Mail įlys, nes jis paskui man visą vaizdą užstos. Pralindau pro autobusą. Gerai. O, va, kiek žmonių čia. Normaliai. Jaunimas ir ne tik jaunimas, va, su vėliavom. Tvarkingai. Na va, išlindau į 501. Tas va kelias, kur yra čia jau ne centras kairiai pusėje, dešiniai pusėje jau centras. Tai va, iš dešinės iš centro išlindau, nu ir čia tas va. Ring Roadas vadinasi, palei pat centrą. Nu va, priešais va, jūs eina va per gatvę, tai visi demonstrantai. Pilna gatvė demonstrantų. Jo, ta gatvė, man atrodo, yra uždaryta. Ir visi žygiuoja. Jo, čia ta gatvė uždaryta, va kas dedasi, žiūrėkit. Nu ir čia panašiai. Nu, palaučiam, mes autobusų neįtilpsim į krūvą. Gerai, persirikiok. Čia dar dviratininkas minko. Na va, iš peklos išsiveržiu jau. Čia dabar bus kita pekla, lokali. Čia irgi žmonių judesiukas neblogas.
Badu, taip darysim, nes reiktų autobusą užkirs biškai, kai čia man neužlystų. Nu, gerai, Mazdikė pavažiavo biškį. Šeštadienis iki 1 galiu važiuoti šitom keliu, tai dabar 12:15 yra. Tai okei, viskas. Lauk, koks čia mano aukštis, bet ten tiltas, man atrodo, virš 15 inčių, virš 15 pėdų yra vis tiek. Nes aš šiandien turiu labai aukštą priekabą. Aukščiausia iš turbūt. Yra kelios tos aukštosios priekabos. Tai šiandien man viena iš tų ir pakliuvo. Taip, tenai tiesiai kelias atidarytas, nu ir liuks. Man dabar ten tiesiai reikia važiuoti, o prieš tai buvo kelias uždarytas, čia prieitam kažkuriam video netgi buvo. Ar aš to video net neįdėjau, neatsimenu. Nu, vienu žodžiu. 15:9, pas mane 14:2, nu tai okei. Nu ką, pažiūrėsim, kas čia manęs dabar lauks, nes ten irgi su parkingu kartais problemos būna, nors loading bėjus yra. Bet gali visko būti nenumatyto. Buratinai ir sudėti. Perfect! Tik reiks tą priekinį buratiną kažkaip išsiimti, nes aš kitaip neįtilpsiu. Nu, paimsi tą buratiną, ne? Ni hrena nieks nieko nedaro. No, take him off, take him off! Jisgi nesupranti, kad man priekaba tai neišsikėstas, nu. Man reikia priekabą įsistumt po pirmą, supranti, to nesupranti. Nes tai priekaba ir liks ten, čia divoznait vidury gatvės. Nu, vat netgi taip reikia man laužtis kartais. O, papiski prieki. Bus perfect, na. O, va taip. Ir ne kitaip. Dar aš pasireguliuokim, kad tiesiau būtų. Keižusios privaro prie pat gatvės, kas gali ten nurakt normaliai. Na, musiau bus gerai. Все, viskas. Nieko čia nebezulinu. Taip, gerai, išsileidžiam oro iš galinės ašies. Ir einam išjunginėti šaldytuvą. Nu ką, darbą pasidariau. Ir galim varyti. Nu į ko, einam link bazės, ten darysim breiką. O važiuok greičiau, nu. Valkatėlė vietinis išmaldos prašytojas, net nesitraukia jis. Vėl lemputė šūda malą. Čia lyg tai pirmą eilę, man atrodo, reikia užsiimt geriau. Aha. Jo, šitas bardakėlis yra. Raudona mersas, gerai yra. Siaurokoka čia biškį, siaurokoka. Aš čia sugedęs
Vaikis. Mergina sėdi. Na ką, jie 12 išlendam. Nu važiuokit, jei važiuojat 40 greitis, nu važiuojat rimdu. Ir įsilieti dar į srautą normaliai nori. Nu kas per fruktai geri, nesuprantu. Nu kas čia šliaužia, ta maršrutkė ten priekį šliaužia. Reikia apsilenkti tą kankorėžį ir viskas. Smaukysis, man paskui čia valandą laiko dar. Čia nuo vieno smaukalo ant kito smaukalo užsirauni viskas. Niekios naudos daugiau. Žiaulys pradėjo imti kažko tai, na. Dar viens BMW'as užlindo. Ей. Не, ну tu молодец, бля. Debilas. Užlindo, užstabdė. Normaliai. Aigi, šiandien šeštainis, aš visai užmiršau jau. Šeštainis čia. Belen kokie važiuotojai išlenda, vat kaip ir tas. Aš važiuoju kem 8, nu galim 50, nu jis iš vis 40 turbūt važiuoja. Dabar kai lenksiu, pradės gazuoti turbūt. Gal ir ne. Bet va, vidurį užsiėmęs. Važiuojasi savo. Atrodo, kad laikas į man jau vidurį užsiim, nieks nebus čia. Čia iš visų šalygatvių dabar šalykelių lys. Ten va vanas važiuoja. Per vidurį irgi va šliaužia. Ir va jum ir va kaip susiformuoja kamštis tvarkingai. Visose eilėse vankeriukai susitelkia į vieną vietą ir prasideda. Irgi iš antros eilės va kalė į slipraudą atsibūdo, blėt.